Labą dieną. Labą dieną. Ar treneriui skambinam? Kaip ir taip? Norim išmokti kapotis, plaktis. Alio. Nu, taip, klausau. Bet ar jūs man pakrautumėt pats, kaip jūs galvojat? Kaip? Bet jūs sakot, jūs treneris, mokot žmonės kovos menų. Jūs pats man pakrautumėt, jūs įsitikinęs? Ne, neįsitikinęs, aš nežinau, kas čia skambina. Skambina interesantas, pasiturintis, sėkmingas ir zdrovas. Aha, tai labai gerai. Patikėk, čia tiek prikolų bus šitam pokalbį. Aha. Alio. Alio. Sveiki, skambinot? Skambinam, o kas čia toks? Nu. A kas tu toks? Taigi tu man skambinai. Nu tai sakyk, kas tu toks, tai šiandien 100 žmonių skambinau, seniai. Tai čia vienintelis pasaulyje telefoną turi, kad tau čia kažkas skambino. Kas toks, klausiu? Žilvinas instruktorius. Instruktorius, bokso instruktorius ar mašinų vairavimo? Ne, vairavimo. Nu tai ko iškart nesakėjai? Nu gerai, matau, neišeina mums. Kas yra, Žilvinas, Akropolis, labą dieną. Čia Klaipėdos Akropolis? Taip. Žiūrėkit, nusiskundimą turiu. Klausau. Vienu žodžiu, aš čia ėjau prie alkoholio skyriaus Maksimoj ir žmogus guli benamis, apsišlapinęs, apsivėmęs. Alio. Nu, tai pranešėt kažkam, jūs iš Maksimos darbuotojų ir apsaugai, tai kažkam pasakėt, nes čia, pavyzdžiui, dabar Akropolio informacija paskambino, tai galėjote Maksimos informacijai informuoti, nes ten jau jų patalpos yra ir jie atsako už tos žmonės. Tai jūs už ką? Jie turi savo apsauginius, Maksima turi savo apsauginius atskirus, ne Akropolio dirbančius. Klaipėdoje apsauginiai rimčiausi, kiek žinau. Alio. Tai gerai, mes nueisim pasižiūrėti, paklausim jų, ar išsprendė situaciją, tada. Šiaip iš tikrųjų čia senai buvo, jis man atrodo jau išėjo tas ubagas, bet ne apie tai. Žiūrėkit, kokios jūs dirbate Akropolio informacijoje. Taip. Kokios jūs man galite suteikti informacijos? Taip sakot? Kokios jūs man galite suteikti informacijos? Na, tai kokios klausite tokios, žinoma, kad tikrai, kad ne viską. Gerai, Meksikos sostinė. Ne, nu tai čia jau nesusijęs su Akropoliu, žinokit. Gerai, nuo kokio žodžio kilo Akropolis žodis? Sakėt, aš neturiu laiko tokiems Palaukit, klausimams, tikrai. Nu, teta, aš dabar tik iš durhatos išėjau. Noriu bendrauti. Labą dieną. Labą. Mudu, tai čia reiškia ką, kad mes aš ir tu, ar kaip? Čia nebūsit maibachas. Sekundė, o kas tas mudu? Čia prekybos centras, restoranas? Restoranas. Žiūrėkit, aš noriu pasakyti jums, kad aš nusprendžiau išeiti iš darbo. Supratau, nu ačiū už informaciją. Nebedirbsiu, man nepatiko nei alga, nei patiko personalas, ypač jūs nepatikote. Supratau. Ką dar norit pasakyti? Klausyk tu, aš tau sakau. Aha. Noriu pasakyti, kad patiko darbas, noriu grįžti. Nu gerai, tai kviečiam sugrįžti. O yra bobų kokių darbė ledovų? Yra. Kurvos ar normalios? Normalios. Šėriai ant dančio kada? Kaip sakėt? Ar šėriai ant dančio padavėjas? Šerė. O ko vardu padavėjos? Neatskleis. Gerai, kokius patiekalus turit? Midijos, paltusas, šonkuliai, taip toliau aštunkojai. Aštunkoji gyvi ar paskersti jau? Nu, tikrai negyvi. Minija, tai čia upė. Ką jūs, kaip tas upės pardavinėjat? Midijas. Ai, midijos, pasigirdo klasiokas Egidijus. Aha. Gerą Pats. humoro jausmą turi. Seniai patikėk, čia skambina Lietuvos legenda. Oh yeah. Žinau. Nu, įvardink, kas čia toks. Bandyk. Nu, maibachas.
Malonu, kad ir iškart jau atpažinai, matosi daug vidaus sužiūrėjęs. Tai iš karto atpažįstu iš balso. O ką manai apie Louis Bachą, apie jo turinį? Nu, ne kažką. Kas patiko, kas nepatiko? Nu, ką, žinau, gėdos prisidarė biškį. Kokios būtent, sėdi, tu labai nekonkretus esi čiuvakas, matos, kaip pas tave atrofavusius smegenis. Gėdos prisidarė, sakyk, konkrečiai, sakyk, kuom gėdos prisidariau? Šūdus, blėt, valgiai. O ką tu darytum, jeigu tai apgautum 10 eurų? Skūščiaus. Tai pasiskundžiu, ką, nieks nevyksta 2 metai. Nu, tai nereikėjo šūdų valgyti. Gal ir nereikėjo šūdų valgyti, nu. Smerksit visą gyvenimą. Gerai, klausim. Pala, paskutinis klausimas. Paskutinis. Ar domina pasipisti? Nu, blema, nedomina. Tada ne čia pataikiau, viso gero. Ne čia pataikė, davai.